Sveiki, jaunųjų maltiečių televizijos žiūrovai. Štai ir mūsų trečioji laida. Šiandien mes jums pristatysime 2 reportažus iš idėjų padėjėjų apdovanojimo. Pirmą keliausime į Kriaunas. Žiūrime. Jaunųjų maltiečių komanda aplankė Kriaunų pagrindinės mokyklos moksleivius, kurie idėjų padėjėjų konkurse laimėjo idėjų maratono nominaciją. Moksleiviai įgyvendino netgi 3 idėjas. Mes maži, mūsų stebuklai dideli, šokių vakarai ir linksmoji Spartakiada. Čia visi galėtumėm pasikabinti kažkur čia. Ir kad jūs laimėjot su dėdžių parašais, kas norės ateis pasižiūrėti, irgi įvairoviai. Mes labai esam dėkingi jums visiems, kurie darė tas idėjas, tas 3, kurie nori daryti, kurie daro dabar. Ir norim pasakyti, kad jūsų darbai yra matomi. Ir iš kitų miestų maltiečiai irgi klausinėja, kas tas Kriaunas, ką ten daro, ką ten jie surengė, kodėl čia taip 3, kodėl daugiausiai jie, nes jūs esat vienintelė maltiečių grupė, kurie laimėjo tiesiog kažką. Jau 6 metus vykstantis ir jaunųjų maltiečių inicijuojamas idėjų padėjėjų konkursas pritraukia moksleivius iš visos Lietuvos. Idėjų padėjėjų konkurso tikslas – populiarinti savanorystę, paskatinti jaunimą atsigręžti į artimą ir daryti gerus darbus. Šaunuoliai, surengėte net 3 idėjas, o dabar iš Pajūrio reportažas. Taip pat jaunieji maltiečiai apsilankė Šilalės rajone esančioje Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje, kur mokiniai buvo apdovanoti už daugiausiai Facebook like surinkusią idėją. Ne vienus metus dalyvausit ir prisijungsit prie mūsų organizuojamų akcijų ir projektų, tai noriu visus paraginti prisijungti ir palaikyti jaunosius maltiečius. Konkurso dalyviai surengė kinomanų penktadienius, kurie sulaukė daug žiūrovų ne tik iš Pajūrio, bet ir iš šalia esančių miestelių. Kaip kilo mintis sugalvoti tokią idėją ir ją įgyvendinti? Mūsų mokykloje visada labai buvo populiaru žiūrėti filmus, kadangi buvo advento laikotarpis ir šokiai mokykloje nebuvo galimi, tai sugalvojom juos pakeisti kinomanų penktadienius. Ir taip pat su šia idėja norėjom prisijungti prie Malkos ordino organizuojamos akcijos. Taigi sveikinamės su Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos direktoriumi, su Juozu Žymančiumi. Na ir sakykit, ar palaikėt mokinių inicijuotą idėją? Ne, be abejonės, tai jau ne pirmi metai ir aš manau, kad visada reikia tą palaikyti ir dar puoselėti jaunimo tarpe. Pagalba kitiem tai yra tokie dalykai nepamatuojami. Ir bėda jau nuo jaunumės, mūsų mokiniai, gimnazistai pradeda suprasti ir supranta ir dalyvauja tokios akcijos. Ačiū ir mokytojai, kurie vedė šitą pulką mokinių ir ačiū jiems visiems už idėjas. Šaunus reportažas iš Pajūrio, bet dabar turime jums naujieną. Mes norime paskelbti pirmąjį konkursą, kuris vadinasi Kaip aš įsivaizduoju savo savanorystę. Šis konkursas vyks net iki gegužės 1 dienos. Taigi, kiekvienas Lietuvos miestas maltiečiai gali iš savo grupės sukurti filmuką ir siųsti mums. Prizas yra labai puikus. Tai yra mokslinė knyga. Dalyvaukit! Iki!